We're looking at TikTok. At TikTok. So TikTok and TikTok. And TikTok. TikTok. For TikTok. On TikTok would be a TikToką. Šis pavadinimas pastaraisiais metais tapo girdimas kone visur ir visa tai nebe priežasties. 2023-aisiais, trečius metus iš eilės, TikTokas tapo daugiausiai kartų atsisiųsta programėle išmaniuosiuose įrenginiuose visame pasaulyje. Tai pasiekti nesutrukdė net ir Indijoje įsigalėjęs kiniško socialinio tinklo draudimas šalyje, kuomet buvo prarasta didžiausia užsienio rinka su daugiau nei 200 milijonų aktyvių vartotojų. Be to, TikTokas dar ir sugebėjo pasiekti įspūdingą globalų rekordą. Tapo socialinių tinklų greičiausiai pasiekusių 1 milijardą vartotojų visame pasaulyje. Nors TikTokas ko gero niekada ir netaps daugiausiai vartotojų turinčią socialinę platformą, tačiau didžiuosius socialinių tinklų milžinus jis išgąsdino ne tik neįtikėtinų augimo tempu, bet ir dar įspūdingesniu jaunų žmonių įsitraukimu. Fiksuojama, jog dažniausiai TikToko vartotojai jauni žmonės, o jų dalis šioje platformoje yra ženkliai didesnė nei bet kuriame kitame socialinėme tinkle. Nors tikslių globalių duomenų apie nepilnamečius nėra, tačiau JAV ir Jungtinės karalystės pavyzdžiai rodo, jog nepilnamečiai ne tik svariai prisidėtų prie dar įspūdingesnių rodiklių šioje jaunimo kategorijoje, bet ir patys atskirai taptų pačia didžiausia demografinė vartotojų grupė pagal amžių. Būtent jaunų žmonių įpročiai turi ypatingos svarbos šiame vartotojiškumo amžiuje. Jaunesni žmonės vis daugiau ir daugiau laiko praleidžia prie ekranų. Tai tampa darbo, poilsio, socialinio ir viso jų gyvenimo neatsiejama dalis. Jau dabar daugybė jaunų žmonių prisipažįsta, jog jie nesugeba be nerimo palikti savo išmaniojo įrenginio namuose ir tik būnant su savo mintimis, be jokio išorinio informacijos srauto, trumpai pasivaikščioti lauke ir taip atsipalaiduoti. Jaunuoliai pripranta kiekvieną laisvą akimirką užimti tam tikrų skaitmeninių turinių, neleidžiant mintims pačioms paklaidžioti ar pailsėti, o tai daro didžiulę žalą jų psichologiniai sveikatai. Visa didėjanti žmonių priklausomybė nuo ekranų yra lengvai išnaudojama pasitelkus reklamas, kuomet mes be jokio atlygio atgal tiesiog atiduodame brangiausią resursą žemėje – savo laiką. Pasąmonėje reklamose ištransliuota informacija nusėda mūsų galvose ir ateityje lemia sprendimus bei pasirinkimus, o visa tai galiausiai neša finansinę naudą reklamų užsakovams ir platformų savininkams. Pastebima, jog jauni žmonės ne tik yra labiau paveikiami reklamų, o todėl ir labiau linkę į mažiau racionalų pinigų leidimą, bet matomi ir kaip socialinių platformų ateitis dėl ženkliai didesnio įsitraukimo į visą virtualų gyvenimą. Naujausi prieinami duomenys rodo, jog būtent TikTokas yra tas socialinis tinklas, kuriame vartotojai vidutiniškai praleidžia daugiausiai išmaniųjų telefonų ekrano laiko. Šis be proto svarbus socialinių tinklų konkurencinis lūžis įvairių šaltinių teigimu įvyko būtent suskaičiavus praeitų 2022 metų duomenis. Taip pat bendras ekrano laikas praleidžiamas šioje socialinėje platformoje augo ir vis dar tebeauga sparčiausiai, lyginant su visais kitais didžiausiais socialiniais tinklais ir dabar vidutiniškai jau siekia daugiau nei 23 valandas per mėnesį tenkančias vienam vartotojui. Toks žmonijos ir ypač jaunų žmonių dėmesio uždominavimas kelia mums elementariausią klausimą: kokia yra ta TikToko sėkmės paslaptis? Šių laikų ekonominėje santvarkoje socialiniai tinklai siekia to paties tikslo – išlaikyti kuo ilgiau žmonės naudojantis jų platformą, o tokį vartotojų dėmesį monetizuoti pasitelkus reklamas. TikTokas, kaip ir kiti konkurentai šiam uždaviniui pasitelkia turinio personalizacijos principą. Tai patikrintas būdas rodyti vartotojui labiausiai jam tinkantį turinį, kas lemia jo ilgesnę vartojimo patirtį skaitmeninėje platformoje. Iki šiol tai buvo daroma pasitelkiant duomenis apie vartotojų amžių, lokaciją, lytį, elgseną internetinėje erdvėje ir kita. TikTokas, būdamas išskirtinai vaizdinio turinio platforma, šioje formulėje ypatingą svarbą suteikia vaizdo įrašų peržiūros laikui, o būtent tai ir tapo vienas iš pagrindinių jo sėkmės faktorių. Naujas vartotojas TikTok'e neprivalo atlikti jokių veiksmų, jis neturi pridėti draugų, ieškoti ir pamėgti patinkančių puslapių ar kitų kūrėjų profilių. Čia vartotojo personalizacijos kelionė prasideda jau nuo pirmų prisijungimo sekundžių, kuomet iš karto yra pradedami rodyti populiarūs vaizdo įrašai platformoje.
Pradžioje vartotojui rodomi vaizdeliai apima labai platų temų diapazoną ir taip pradedami fiksuoti, kiek ilgai vartotojas įsitraukia į temiškai skirtingo pobūdžio turinį. Kiekvienas greitai praleistas ir nepažiūrėtas vaizdo įrašas yra signalas, jog ši tema vartotojo nedomina, o vaizdeliai, prie kurių sustojama, turi priešingą efektą. Pradėjus nuo populiariausių įrašų platformoje, algoritmas toliau rodo turinį ir matuoja, ar mūsų dėmesys vis dar išlieka rodant mažiau populiarius vaizdinius tą pačią temą. Visa tai kartais vartotojus net veda iki kone uždaro rato, kuomet rodomi vaizdo įrašai yra vien tik iš tos pačios temos. TikToko algoritmas taip pat gerokai išsiskiria iš visų kitų socialinių tinklų savo veiksmo sparta, nes vos iš kelių dešimčių labai trumpų įrašų, kartais net greičiau nei per valandą, jis gali suprasti ir išsiaiškinti mus dominančias turinio sritis. TikToko algoritmo galutinis tikslas yra tik vartotojų laikas, todėl siekiama rodyti tokią vaizdinę medžiagą, prie kurios vartotojai praleidžia daugiausiai laiko ir kurios dėka mes vis dar išliekame platformoje. Tačiau šis turinio personalizavimas tik iš dalies galėtų paaiškinti tokią didžiulę TikToko sėkmę, nes kitas ne ką mažiau svarbus faktorius prisidėjęs prie populiarumo yra pats vaizdo įrašų formatas. Šis socialinis tinklas išsiskiria ypač trumpos trukmės vaizdo įrašais, kurie dažnai netrunka net 30 sekundžių. Tai žmogui suteikia galimybę per labai trumpą laiko tarpą pamatyti daugybę skirtingų vaizdelių iš viso pasaulio ir taip patirti pačių įvairiausių emocijų. Net ir pamatęs nelabai intriguojantį vaizdo įrašą, vartotojas žino, kad jo minimalus piršto pajudinimas sukels visiškai naują patirtį, kuri galimai jam labai patiks, o atsispirti tokiai paprastai ir viliojančiai galimybei mums tampa ypatingai sunku. Šie greiti perėjimai pro įvairius vaizdinius siejasi ne tik su mūsų psichologija, bet turi ir fiziologinį poveikį. Patiriant net ir mažus, mums malonius pojūčius, mūsų smegenyse išsiskiria cheminis junginys – hormonas ir neurotransmiteris – dopaminas. Šioje vietoje naršymas po daugybę skirtingų vaizdo įrašų tampa labai panašus kazino lošimo automatams, kuomet mes esame viliojami mažų, bet greitų laimėjimų sukeltų dopamino pliūpsnių. Visa tai lemia mūsų tolimesnį ir užhipnotizuotą greitų vaizdelių žiūrėjimą TikTok'e, kas dažnai veda net prie laiko nuovokos praradimo. Tik visiškas minčių nukreipimas priverčia vartotojus atsipeikėti ir dažnai net sukelia didžiulę nuostabą, kai būnant tokioje būsenoje laikas realybėje galėjo praeiti taip neįtikėtinai greitai. Lošimų automatų priklausomybę lemia ne tik reguliarūs maži laimėjimai, bet ir ryškios spalvos bei garsai. TikTokas tampa tarsi naujo lygio ištobulintas lošimų automatas, labai tiksliai žinantis, kokie vaizdai ir kokios spalvos žavi kiekvieną iš mūsų, o todėl ir nesunkiai gebantis išlaikyti mus užhipnotizuotus ir įsitraukusius į šią platformą. Prieš tai aptarti veiksniai. Technologiškai naujas algoritmas bei itin greitas dopaminas lėmė tai, jog TikTokas sukėlė precedento neturinti atvejų socialinių tinklų istorijoje. Jis privertė visus kitus pagrindinius socialinių tinklų žaidėjus pasekti jo pavyzdžiu ir kone visiškai nukopijuoti šios platformos formatą. Socialinių tinklų senbuvės, sekusios rekordiškus TikToko vartotojų įsitraukimo skaičius, greitai suprato tokio technologinio sprendimo pranašumą ir dominavimą. Tai lėmė, jog labai trumpų vaizdo įrašų formatas greitai atsirado ne tik tradiciniuose didžiausiuose socialiniuose tinkluose, bet tokį formatą pritaikė ir daugybė kitų tarptautinių technologijų kompanijų. Ir šis sprendimas pasiteisino kone visur. Vartotojų įsitraukimas į skirtingas elektroninės platformas ir praleidžiamas laikas jose išaugo pastebimai. Toks socialinių tinklų transformacijos bumas taip pat parodė, kad technologinė pažanga šioje srityje nesustoja, o mūsų pasaulis ir toliau sparčiai evoliucionuoja. Vystantis duomenų, psichologijos ir kitų mokslo šakoms, naujos galimybės, metodai ir mūsų biologinio kūno silpnybės bus atrastos ir toliau išnaudojamos, siekiant mus sudominti ir išlaikyti mus prie ekranų. Nors numatyti panašaus masto technologinę pažangą, kokią sukūrė TikTokas, yra praktiškai neįmanoma, tačiau taip pat būtų labai naivu tikėtis, jog socialinių tinklų erdvė jau dabar yra pasiekusi savo maksimumą ir ateityje nebebus sukurta jokių pažangesnių technologijų sprendimų pritaikomų šioje srityje. Trumpų vaizdo įrašų formatas ne tik iš žmonių nepastebimai ir dideliais mastais pasisavina brangiausią jų resursą – laiką.
bet ir sukelia dėmesio sutrikimus. Jau dabar pastebėta, jog vartotojai naudojantys daug itin greito formato vaizdinio turinio sunkiai susikaupia ir nulaiko nuoseklų dėmesį vienoje vietoje. Kai kurie žmonės patys pripažįsta, jog jie nebeturi kantrybės peržiūrėti 10 minučių vaizdo įrašo, net juos dominančią temą. Todėl be galo džiaugiamės už jūs, jei jūs vis dar su mumis. Dėmesio sutrikimai taip pat labai artimai siejasi su bendra motyvacija ir atidėliojimu, todėl tai turi neigiamų padarinių įvairiose žmonių gyvenimo srityse, nuo nuoseklaus tikslų siekimo iki nesugebėjimo derinti darbų, pareigų ir poilsio asmeniniuose gyvenimuose. Nors ilgalaikės TikToko formato pasekmes vertinti dar būtų neobjektyvu, tačiau jau dabar šis socialinis tinklas sulaukia daugybę kritikos ir net yra apipinamas įvairiomis konspiracijos teorijomis. Kai kurie žmonės tiki, jog TikTokas yra Kinijos sukurtas įrankis, norint plėsti savo įtaką pasaulyje ir net nubukinti vakarų pasaulio valstybės. Tai grindžiama tuo, jog TikToko algoritmas vakaruose ir Kinijoje skiriasi iš esmės. Anot teoretikų, šio socialinio tinklo gimtinėje yra rodomi įvairūs moksliniai, sporto ir kitokie motyvuojantis pasiekimai, o tuo tarpu vakarų valstybėse kvailas pramoginis turinys, sveikatai pavojingi iššūkiai ar net visuomenę klaidinančios ir prieštaringos politinės idėjos. Konspiracijų teorijų šalininkams kaip pagrindimas tampa ir dabartyje vykstantis JAV noras visiškai uždrausti TikToką visoje šalyje. Jiems tai atrodo kaip tiesioginis JAV valdžios atsakas į bundančio milžino pasaulio užmojį, todėl anot jų toks draudimas tai JAV valdžios būdas sustabdyti šį galimą Trojos arklį ir išlikti pasaulyje lyderiaujančią valstybę. Kiek tiesos yra tame, praktiškai neįmanoma pasakyti, tačiau aukščiausio rango JAV politikai savo nuogąstavimus grindžia tuo, jog TikTokas savo algoritmui veikti naudoja ir renka daugybę asmeninių vartotojų duomenų, kurie pagal Kinijoje veikiančius šalies įstatymus lengvai galėtų patekti į socialistinės valdžios rankas. Bet kokiu atveju, ar JAV ir kitos vakarų valstybės suras teisinių būdų sustabdyti šio socialinio tinklo veiklą savo šalyse ar ne, mums visiškai yra nebesvarbu. Mums svarbiausia suprasti, jog TikToko algoritmas jau buvo sukurtas ir staiga įsiviešpatavo visame pasaulyje. Todėl toks mūsų energiją tirpdantis technologinis sprendimas išliks amžinai įvairiose kitose platformose ir sėkmingai toliau atliks savo funkciją. Tik nuo mūsų pačių priklauso, ar suprasdami tokios technologijos žalą mūsų gyvenimams, to atsisakysime ir pakelsime galvas nuo savo mažųjų lošimų aparatų į tikrąją realybę, ar leisime būti jų manipuliuojami ir taip veltui iššvaistysime savo brangų laiką.